netkėjo man. Bet daug žmonių sako, eik, tu stepukai visai, kas su senai paskutiniu laiku, sako, būtum dar kaip ir nesens žmogus 50, bet atrodo ant 70, sako. Nuo tos arielkos, nuo tos samagono visai stepukai su senai. Nu gal ir su senau, gal ir atrodau, bet oi, da kiek sveikatos turiu, oi, da ne vienam snargliui per snukį užpiščiau. Nu, bet va kokią turiu durną supistą savybę, dirbt nemėgstu. Sveikatos dar būtų viskas, bet kūro, kaip aš dirbt nemėgstu. Nuo jaunystės būni išgirstu ką apie darbą, tai nusipurtau tiesiog. Nu, bet o ką mėgstu, tai mėgstu alų. Oi, kaip mėgstu alutį atsigert, oi, ne tas žodis kaip mėgstu. Bet irgi chujovai, ant to alaus pinigą reikia, o kai nedirbi, tai iš kur ją gausi. Nu, bet čia susigalvojau, dabar tokį dalyką neblogą. Čia kažkada iš vaikystės dar medalių buvau prisirinkęs iš senelių, kas kare tarnavo, kur kariuomeniai prisirinkęs buvau. Tai prisivarau rytą atsikėlęs pilną krūtinę tų medalių, ordinų ir geležinkelį stoti Vilniui, ten einu atsisėdu to pinigą prašyti. Bet kaip mane užpis, ten kaip prisipis kas nors ir turi meluoti, oi kaip užpis. Čia buvo vieną dieną senelis atėjo, akinius užsidėjo ir žiūrinėjai, palengva tos mano visus ordinus, nu žiūrinėjai. Sako, už ką tu kariavai, už rusus ar už vokiečius? Sakau, aš už tėvynę, už Lietuvą, aš tarp rusų, tarp partizanų Lietuvos maliaus padėdavau aš žmonėm. Sako, o dėl ko čia tarp tavo visų tų medalių vokiečių yra? Nu, blet, gal ir yra, ką žinau, ką ten susisiekiau, ką turėjau, nežiūrėjau, aš tenai susisiekiau tiek. Tai, sakau, mes kai pagaudom vokiečius per karą, vesdavom į nelaisvę, atimdavom iš jų medalį ar ką ir įsisekdavom, kiek pagavom, tiek įsisekam. Senelis sako, tai ar daug pagavai? Oi, sakau, seneli, oi, kaip kare buvo, oi, kiek aš jų prigaudžiu, oi, nebesuskaičiuosi. Tai sako, o dėl ko tik viens, čia medalis to vokietuką nėra. Blet, galvoju, jau senis prisipiso. Sakau, tai aš ten nebeimdavau iš tų paprastą ranką kareivėlio, aš ten va iš tų seržantų imdavau, iš tų rimtųjų karininkų, va tuos atimdavau. Tai senelis dar nepatenkins, susiraukęs dar apžiūr, nu, įmetos du litus. Nu, buvo čia vieną dieną, vain, toks vyriuks su vaiku, jis sako, tėti, žiūrėk, smurfis esi. Tėti sako, ne, vaikeli, čia ne smurfis, sako, čia kario veterans. O aš tą, blet, kai durnius savo liežuvį kišau. Sakau, kas tas smurfis? Sakau, o jūs gal nežinosite, čia senamžiaus žmogus, čia vaikam toks filmuks. Jūs gal atsimena tokį filmą, sako, buvo toks Fantomasas. O jūs į Fantomasą labai panašus. Sakau, kaip suprasti į smurfį, į Fantomasą? Sako, nu suprantat, sako, jūsų veids labai mėlyns. Nu, mėlyns, tai mėlyns tas snukis. Daug kas sako, kad nuo vyno mano tas snukis pamėlęs. Bet pasakyk, ko nuo vyno, tai bibi tau jokią pinigą neįmes. Vėl pisų proto. Sakau, oi, man per karą vokiečiai pagavo ir į šaltą prūdą buvo įmerkiant. Ir laikė 3 dienas, zarazas kankina mani. Galvoja, kad numirsiu. Tai gerai, kai ėjo žmogeliai, ten žvejai ir išgreibė mani iš to prūdą. Tada žmogelis taip nusijuokė, sako, kaip įdomiai, tai jumis vokiečiai kaip agurką ten tam prūdė raugina. Kur va, pačiam net juoks taip suėmė, galvoju, gerai čia šūdą sumaliau, rimtai, žolelės ten tam prūdė ir rūkstų kaip agurkėlis. Tai greit neprasimetu, aš pradedu verkiu, oi, sakau, jūs juokas jamo, o kiek žmonių tai per karą numirė. Aš aplamai greit apsiverkt galiu, labai greit, aš toks jautrus ant širdies žmogus esu. Aš kaip dar kalėjime sėdėjau, tai negalėjau žiūrėti, kaip ten skriaučių
kokį silpnesnį, matydavau, ką gaidė daro, tai visada užginti, norėdavau užlyst, užstot, bet kur tu ten užlysi patį gaidžių, padarys ir kokorekosi visą gyvenimą. Įmet žmogelis irgi tos kelis litas, bet oi, paskui vakare kaip mėgstu alaus atsigerti, oi, kaip mėgstu liuką įleisti savį, oi, kaip mėgstu. Ką norėjau žmogėliam pasakyti, įmeskit jūs, tiem karo veteranam, įmeskit, jeigu kada eisite pro geležinkelį stoti Vilniui, tai nepamirškit, įmeskit, jeigu matysite ten karo veteraną labai daug prisisegusių ordinų, medalių ir panašus į smurfį, į tą fantomasą, tai įmeskit jam kuo daugiau, negailėkit, įmeskit. Bet tai, blėt, ir nesupratau, kas tas supis smurfis.